esam Madride. Vaikštom po parkelį. Pučia vėjas. Eina žmogėnų daug. Va, susikibę, su šuniukais, be šuniukų. Didelis parkovičius. Va, su draugeliais bazarinam. Visai neblogai viskas. Turim Mešlinskį. Tortuga vadinasi ispaniškai. O turim tokį, turim čia va tokį. Va, kas įdomu yra, kad medžiai auga vandenį. Nesuprantu kaip, bet... Ką? Svona, ciznė. Ciznė? Ciznė. Aha, gulbė yra ciznė, va, juoda gulbė. Pušku. Negras ciznė. Žodžiu, atvažiavom į tokį miestelį. Ir čia labai gražiai atrodo. Debesai, kalnynas ir čia. Ir šiandien galvojom, čia mokėt 15 eurų, kai eita, ne, nes čia toks ypatingas ir biblioteka, ir bazilika, ir šventykla, ir viską. O, draugai jau susirado šitą, bet sakom, mokam nors kart gyvenime, nes toks į Vatikano, ten tuos muziejus gal biškį užneša. Tai žodžiu, sakom, važiuojam, ką čia dabar darysi. Atvažiavom į Liktyčią, nedirba pirmadieniais. Bet pasiparkavom mašiną, sakom, einam apšnipinėt nors. Apšniukštinėt, nešnipinėt. Na taip, pastatai aplinkui kai vienuolynas turbūt irgi. Nes čia kas, vienuolynas, muziejus, bažnyčia, 3 viename, bazilika. Nu, nežinau, kas turėsi baziliką nuo bažnyčios. Aukštesnis lygis. Aukštesnis? Nu. Nu, bet žodžiu, čia tai gražiai, taip, sakyčiau, labai. Jei būtų šilčiau, tai būtų dar gražiau. Nu, kiek čia dabar yra? Gegužės 20, 13 laipsnių. Kiek valandų dabar yra? Pavėsiu šaltų po 10-11. Eik, savo, aš tai irgi šalu. Mumis vakar draugai va su tokiais batais mes andalusiai, mes vasarietiški. Sako, jūs iš pietų Ispanijos. Sako, bepročiai, jūs man šalta, jūs žiūrėt. O čia irgi serani. Blemba, Donatai, jeigu antras žmogus sako, kad uždaryta. O gal trečias dar pasakyti. Nu, va, varno siela, va taip va ir yra. Ale gerai atrodo, eidamas, žinok. Ma ir kad ir uždaryta, bet yra ką ir iš išorės pažiūrėti. Gražu ir va, yra žmogėnai, va, pažiūrėkit, kaip susitvarkė parkas. Ne parkus, o krūmus, va, yra žmogėliuk sutvarko. Tokia panorama, ne dar matos, gal bus dar koks geresnis panoramos vaizdas, bet jau ir dabar neblogai, gražu. Atgal jau einama, ne? Nu gerai. Tai čia tas bokštas ir yra pagrindinis bazilikos turbūt, ne? Aha. Neblogas vaizdeliokstas ir vėl. Čia galima ir nuotraukų gerų pasidaryti. Ir šiaip žiūrėk, kaip gerai čia iš tikrųjų vanduo, bet žiūrėk, kaip gerai debesys atrodo, atsispindi iš jūs tą kamerą, žiūrėk, kaip gerai. Laikrodis. Nu, romantiškai irgi toks, ne? Nu, fainai. O kaip gražiai bėgu filmuot, va, paukšteliai matos, čia vienoje vietoj pavažiavus. Ir aišku, yra jau kavinė. Kur jau ispanas tau nepadės kavinės pagrindinė, bet šiaip va, tokios gatvelės, tokie Vilniaus senamiestis, toks vėl, ne? Kur? Į kairę čia. Iški kringeliais tokiais važiuoti reik, nu ką darysi. Turim puikų vairuotoją. Va, tiek. Taram, diedukas, taram. Donatukas, taram, prašom pasakoti, ką čia žinom apie šitą viaduką. Tai čia yra seniausias Europoje ir didžiausias išlikęs viadukas. Čia nežinau,
tų laikų, bet, žodžiu, per seniausias ir didžiausias Europoje. Gerai, dabar Segovoje. Segovoje? Aha. Segovoje. Gerai, dabar tu man paaiškini. Panašus į Toledą. Vaizdas. Tai tas pilies tas toksai. Toks viduramžių tos plytos tokios. Ja. Ruda. Bet klausyk, tu man paaiškink dabar. Viaduktas, ką jisai reiškia? Viadukas, jisai yra vandeniui tipo? Aš galvoju, kad buvo vandenio tiekimo gal sistema. Ar jo, nevažinėdavo, kas ten važinės, tai visau. Aš iš istorijos pamokų prisimenu, kad gal viadukas, nežinau, gal su vandeniu kažkaip man asocijuojas, nežinau kodėl. Man irgi taip atrodo. Va, bet žodžiu, parkavimas, pasiparkuoji ir eini, čia turistų tai yra, va, vėl autobusai stovi. Vaikšto, ant sienos kur? Ne, dešiniai, va, matai. Kaip. Ai, nu. Bet tai klausyk, čia vieta daryti nuotrauką turbūt. Taip, tai stok. Stokime, baigime pliurpti. Čia toksai ilgas reikalas. Buvo į ten dar eina. Išdidinsim čia. Yra čia kolonų nemažai. Gražus vaizdelis. Įdomus, va. Kaip Donatas atrodo. Žodžiu, man tai kyla klausimas, kaip čia taip pat paima, padaro tokį išlinkimą, kai jis nenugriūna. Ten tai dar nors viršui pridėta, gal prilipdyto, čia tai tiesiog, va, vienas sluoksnis. Sakau, žmonija yra išmokusi labai gerai skaičiuoti fizinius tuos dalykus. Prieš tai čia, kad atvažiavom pro Madridą. Pro visą beveik Madridą, kokius 8 km iškastas tunelis, 5 linijų. Viena pusė 5 linijų. Nu, tai dar kita pusė skaityk. Kad įsivaizduoji. Nu, ir apačioj važiuoja mašinas, ir viršų yra. Apkrova, neaišku, kokia, ar namai stovi, ar kelias eina. Nu, ir va, ir apskaičiuota, ir funkcionuoja, ir nėra problemų. Gal kokį viduramžių šokį sugalvotum? Kombučia gali vadintis viduramžių šokis. Ne? Nu, baig, tu toks išradingas gi tu esi. Vo. Jau galima į Euroviziją važiuoti. Dar biškį padailinus, čia gali būti flashmobas. Va, eik savo, va. Prašom, visi viduramžių šokis. Nu ko dabar verki? Nu neverk, bus to vandens. Tai ne, tokia apsiverkė. Nu ko dabar? Nu, neverk, viskas geras. Dabar jau susigėdai, nebeverkia. Brolis mūsų. Nu tie broliai. O tai tie broliai, va kiek vaikų privežė. Nemažai. Jau šilta, jau skaityk ne birželis. Ai, kitą savaitę birželis. Prieš tai šalta, po 2 valandų jau šilta, bet įdienojo. Jau su šitaip jau ir galima. Prieš 2 valandas jau maniau, kad eisiu mautis striukę rudeninę. Nu, žiūrėk, toks vokiškas stilius. Jo, čia Šiaurės Ispanijoje tokia vokiška, Prancūzija, tokie pinasi, jau biški kitaip. Kitoks. Pietų skiriasi. Labai skiriasi. A mes ten dar einam? Nu ko dabar? Nu kaip varnas neužlips viršų. Nu gerai, varniaukim. Na, pažiūrėsim, kaip iš viršaus atrodo. Gerai. Užlipome patį viršų. Gražiai vėl tie debesys atrodo. Nu, stok. Va, čia viaduktas. Viaduktas aikštė. Neblogai. Nu, stok. Atsiprašau, reikia eiti. Šiaip. Į ką tu galvoji, kad čia Ispanijoje nereiks mokėti? Eik, tu naivuolė. Naivuolė, tu naivuolė. Vo, nebloga pilytė. Einam pažiūrėti, kiek bilietai. Bet... Nežinau, aš manau, kad iš išorės visas grožis mes čia nenorim trintis per daug.
Įda paukštelius, paukštelnykai. Paukštelnykė, tai jau pabėgo iš kadro, nudrovus. Nieko tokio. Nu va, visokie tie raštai tokie įdomiai. Įdomiai. Padaryta. Langai va tokie žali. Čerpės kitokios. Tie bokšteliai. Va, kas išėjo, tai iš ten va gali išeiti. Nu, paveiksliukinė tokia pilis gražiai. Va. Ai, bet ir šiaip va, aplinka puikiai. Varnos. Kažką koi čia. Kur yra varnas mano? Kiek čia kainuoja? Ir kiniečių reiškia lankytina vieta. Nu, kokios žinios? Kokios žinios? Yra terasa, gražiai gali prisėsti kalvoti žinios. Aha. Iški gal laiko dėl parkavimo neturim, ne? Laiko dėl parkavimo neturim. Kokie skanus blyneliai. Gražiai terasa, gražiai, ne? Pilis. O čia yra tiketai. Kiek tiketai? 10 euriukų? Kiek? Ne, palauk. Nerašau čia. 10 euriukų. Arba 7. Kodėl? Nes čia yra... Palacijoje muziejų, o čia 7. Tai brangiai kaip. Ai, aš tai tingai, tu nori? Tai žinoma. Vo, paveik. Tas čia yra. Na, į torę, žiūrėk, neįskaičiuotas bokštą, neįeisi už 7. 7 į vidų. Ten vidui ką pamatysi? Biški ornamentų yra, šarvus, patrankava. Tai tiek. Ai, man gal pilis įdomiausia. Žiūrėk, koks kilims didžiulis. Nu, tai ten irgi čia jau kažkokiu yra tokių reikalų. Nu, žodžiu, gražiai pilis. Nebloga. Buvo, žiūrėk. Maketukas pilis. Ale, tai netingi tos maketus daryti. Iš medžio čia. Išdriožinėtas. Čia ką rašo? Čia kada galima eiti 1 valandą. Ai, tai čia dar valandom netgi. Tu matai? Tai terasa ten gražiai, tokia galėjo išėti, bet... Man kabinės, kur atsisėsti. Žodžiu, dabar čia toj pileliai, kur pabuvom. Tai pasirodo, jinai yra nuo 12 amžiaus. Ir jinai, ką, čia labai daug, 22, ne, karaliai visokie. 2 karaliai gyvena, manau. 2 karaliai gyveno, visą kitą ir pirmąją Kolumbo kelionę finansavo iš šitos pilies turtų ar kažkas tokio. Bet žodžiu, čia pakankamai svarbus reikalas. Viena labiausiai lankomų vietų pasirodo Ispanijoje dėl šito pilis būtent. Ir Europoje viena žinomiausių viduramžio kaip ir pilių. Jo, čia vat ir karaliai ir gyveno, ir vaikus augino. Ir strategiškai, matyt, svarbi vieta buvo. Kastilijanai čia jau, kad ispanai, tai nežinau, čia galima taip sakyti. Ispanija kaip tokia susivienijo skaityk, tik taigi 19 amžiuje. Jo, čia biški taip nelabai gali gal. Turi atskirti, žiūrint su kuo šneki. Tai va. Gražu. Esame prie Segovijos katedros einame. Tai istorija yra kokia. Tuogi papasakosim. Žodžiu, Segovijos katedra jo 15-16 amžiui pastatyta, gotikinis stilius, aukščiausias taškas pačioj Segovijoj. Irgi čia susijęs su visokiom armijom, kad saugot tą Alkazabo pilį. Žodžiu, o dar ką pasiskaitėm apie viaduktą, kad viadukas, viadukas, ne? Žodžiu, kad jisai pastatytas 1 amžiui. Romėnų. 1 amžiui vienas geriausiai išlikusių romėnų. Nieko negirdėsi, čia remontuoja. Vienas geriausiai išlikusių romėnų viadukų apskritai ir skirtas
iš kalno vandeniui atitekėti, kuris yra už maždaug 17 km nuo miesto, nuo ten, kur vanduo turi atitekėti. Na, bet tai jo čia nedaug likę palyginus, jeigu 17 km. Bet kaip gerai išsilaikęs. Nu, tai va, pirmam amžiui, dar nežinau, buvau tokio statymą sumačius. Nu, čia tikrai senai. Nu, va, tai. Praktiškai pasaulio stebu. Pilaitė, ne Pilaitė, katedra. Smėlinės tokios, giliama, gražios. Gražios. Graži visa. Bazilika didesnė, bet žodžiu, ką šnekam, kad visos tos katedros Ispanijoje, nu, aišku, nelyginam su Barcelonos, ne, ten to šedevrais, bet šiaip tai tokios panašios, mėlynas spalvos, gotikiniai tokie labiau, ir Sevijoje, kai buvom, ir Malagoj, ir va dabar čia, nu, labai panašios, toks panaši atmosfera, panašus stiliai, raizginiai tokie, bet faktas, kad tai yra, nu, įspūdingi reikalai. Įspūdingi, gražiai tikrai padaro. Va, gali stovėti ir žiūrėti, jeigu nori, bet čia kantrybės reikia turėti. Va, vėl turbūt įėjimas mokamas. Va, nu, negražiai atrodo. Gražiai. Va. Neblogai. Atsisukit duris ir man pasakyk, kodėl tokio aukščio durys reikalingos. Ką čia slėpti reikia? Ventiliacija. Čia kiek metrų, Donatai? Palauk, gerai, jeigu tu esi beveik 2 metrų, kokie 8 metrai, 10 gali būti? Nu ką ten, Trojano arklis slėpti? Aukštai, tai šitie vartai. Padarytų mažas durikės. Bet jie įėjimo mažas durikės. Ne, nu bet šitos irgi atsidaro. Aš čia gal ventiliacijos atidaro, kai labai daug žmonių viduj gal, kai ceremonijos kokios vyksta. O gal kai išneš bambokus reikia. Bambokus? Nu, žinai, visokius Marijas ir visus tuos. Bambokus. Kad ceremonijas galėtų išeiti. Galite, jie čia mėgsta per ypač Velykas neštas Marijas. Nu ir neša kažką. Jo. Kiek čia jie. Tai žiūrėk, kaip išraitytas stogas. Paraityta. Vidai irgi gražu, didelė tokia. Bet... Ale medžiai gražus irgi. Tokie, ne ąžuolas. Kitokie. Žiūrėk, Malagoje tai palmės visokios, apelsinai čia jau kitokie. Va, į vėl aikštę, ne? Turi būti prie tų bažnyčių aikštės tokios. Ir Alikantėje kažkas tokio buvo, ne? Jo. Visur čia va tas pietietiškas stilius, o čia jų tas vaibelis toks. Įkavinė. O, prašau. Bet ale tos bažnyčios neapriepsi iš vieno kampo, ne? Tu eini ir jos vis keičiasi. Žodžiu, tai Segovija? Segovija. 3 pagrindiniai dalykai, ką reiktų aplankyti turbūt. Viadukas, Alkazabas katedra, norit pavalgyti. Tai žodžiu, ši čia apsilankymas, nu, nuo valandos pusantros, ne minimaliai, jeigu tos 3 objektus. Valandų reikia kažkur. Jo, bet turbūt gali drąsiai čia praleisti ir kokias 3-4 valandas, ne, jeigu esi toks. Tai yra dar žydų kvarteris, ten daugiau ir tų katedrų, čia gali vaikščioti, va, po tom gatvytėm visokiom, jeigu patinka architektūra. Įeik į vidų, į pilį, jau vėl kitaip atrodys, kitaip. Į katedrą į vidų gali pasivaikščioti irgi. Bet aišku, turi skaityti ten arba su ekskursija eit, kad tu supras ten tą visą meną. Jo, ypač jeigu eit su kokiu gidu, aš manau, čia yra tikrai ką papasakotų įdomesnio. Istorijos turėtų būti. Jo. Vien pastatai, žiūrėk, pavyzdžiui, šis pastatas ir tas pastatas. Jau čia skirtingų laikotarpių, va, matai, tas vėl skirtingas, žinai. Čia, jeigu tau įdomu architektūra, čia gali vaikščioti ir analizuoti. Čia kaip ir Vilnių, senamiestį kokio. Na, bet žodžiu, ką norim pasakyti, kad pavyzdžiui, šitą miestelį gali taip prie kitų priderinti.
Bet gali drąsiai pusę dienos arba dienos ekskursiją iš Madrido darytis, ne? Jo, kaip ir su Toledo tas pats praktiškai, mes čia greitai per porą valandžiukų prabėgam juos, bet tikrai yra ką pamatyti ir gali dienos ekskursiją pasidaryti nesunkiai. Jo, tai priklauso kokie energijos lygiai, kokie norai, kokie valgymo įpročiai ir taip toliau. Jo, nes jeigu atsisėst plaza, kur aikštė labai graži su katedros vaizdu, atsisėst, pavalgyk, vėl valandos nebus. Na, tai valandą čia greitai. Ja, bet daug gali būti. Žodžiu, neblogai. Patiko. Patiko. Tikrai patiko. Verta dėmesį. Labą dieną. Kaip atrodo jums šita pilis? Esame Turegane. Va, labai gražus vaizdelis. O žinot, kas dar faina, kad va ten mes mašiną pasistatėm pievai. Čia va kelias šalia eina. Ir va, mano ponas Varnas. Piknikas prie pilies. Va, čia kotletų lietuviškai prisikepę. Va, sėdim savo, piknikaujam. Su tokiu vaizdeliu, va, pievos nušienautos, paukštelnikai čiulba. Kombučia. Neblogai. Turim gerai ir. Neblogai. Geriau negu prie tų vaikščių, Nu. kur šurmulys visas. Nėra nei vieno turisto, neišpopuliarinta, va, bet labai nebloga vieta. Labai gera. Čia jau tikrai nerenovuota, turbūt. Galvojame, kad... Va, čia tas miesčiuks, o čia pilies jau priekis. Pagrindinis įėjimas, visuoliukai ir gali pasėdėti. Įdomu, čia kas nors veikia. Čia nieks neveikia. Nes toks vaizdas, jokių turistų nieko nėra. Tai čia yra uždaryta. Va. Toksai va reikaliuks. O kas čia dar gero? A čia lengvai apeisiu, kad bokšteliai gynybiniai va, tiek jų terlėkė. Mes mašiną kažkur ten toliau pasistatėm. Pažiūrėkim, ar rasim čia mano žmoną. O herbas jinai yra. O, herbas. Kokios čia karalystės pievos. Bet visai nieko, jeigu papiknikaut nori, atvaryt, nėra žmonių nieko, ramybė, sau prie pilaitės romantiškai gali sau papiknikaut. O čia už kampo ir žmona bus, man atrodo. Karčia. Mes čia kažkur atvažiavom. Taip, eina. Tai va, stuksa, o žmona, mat, Ana sėdi prie pilaitės, piknikas vyksta. Nu va, tai va, žodžiu, tokia ta pilaitė. Apie jo aplinkui įeit neina, bet nors pavalgėm. O mašiną, va, pievose pasistatėm, puikiauja. Nu va, pakeliui atradom dar tokį mini krioklaitį, va čia tiesiog šituo keliu važiavom ir nusukom. Nu va, ponas Varnas viską jau dabar mato. A galima maudytis? Jeigu tau karšta ant 13 laipsnių, tai maudykis. Labą dieną, sėdime mes ir žiūrime į gražią Sepulvedą. Čia vadinasi Mirador de
Zulogą. Labai kietai. Paklausom, yra QR kodą nuskanuoja ir papasakoja per 5 minutės pagrindinius punktus. Tai dabar ką galiu papasakot. Čia kokia 1,5 valandos nuo Madrido tiesiai važiuojant, ne? Būčiau. Tai va, turistų nesimato. Žodžiu, miestelis nuo 11 amžiaus. Žinomas nuo geležies amžiaus, ne? Romėnai čia gyveno, visa kita ir sako, kad čia pakankamai išsaugota yra visa ta kultūra, statiniai ir visa atmosfera. Va, yra tokie kalneliai. Limestone, kaip vadinasi? Na, žodžiu, neblogai. Kalneliai, kalvos tokios. Va, lengva čia privažiuoti šiaip iš tikrųjų. Kas čia populiarus maistas, labai yra vis, tipo labai moka gaminti ir kažkokie desertai. Tai aš įsiminiau, kad spurgos. Kapučino, sakė, gerą daro. Aha. Ir avį kepą. Nu, turi irgi savus festivalius. O po to kažką apie upę dar pasako, bet jokios mes čia upės nematom. Kaip viso Ispanija, turbūt išdžiūvus. Nu ką, išdžiūvo žolė, tai žolė čia. Žodžiu, ką dar tu atsimeni? Napoleonas buvo čia. A ne? Na, Aha. kažkoks tai žymus šitas. Ai, žodžiu, šitas pavadinimas yra Mirador de Zuloga. Mirador tai kaip apžiūros taškas, ne? Žodžiu, Zuloga. Dėl ko Zuloga? Nes kažkoks tapytojas yra žymus, kuris čia va ateidavo, su Mersu atvažiuodavo, įtapydavo. Zuloga jo pavardė buvo, už to taip ir pavadino. Kažkoks su moterim yra žymus. Daug žymų, tipo, paintingų, Paveikslų. Nu, o kada? Paukščiukai čiulba, gamta gyva. Vištos yra. Nerelis skraida didelis va. Vo. Papusk. Žodžiu, gerai čia atrodo šiaip viskas. Toks iš atvažiavimo, tai atrodo, kad langai kiauri bus. Toks apleistas, ne atrodo, kad bus. Toks turi savo kažkokį tai. Jo. Bet va vėl viskas yra smėliška. Na, šiaurė yra smėliška. Pilka, gelsva. Mhm. Čia va pagrindinė aikštė yra. Pasistatėm visai arti, kelios minutės įt. Ir tik į aikštę galėjai važiuoti. Ta, kažkai vėliau, jo. Aš yra ženklai, kad nestatyt. Jam čia rūpi. Nu, va, kai šitą įvedė miestelį, tai, žiūrėk, parduoda butą. Sevendė, reiškia, parduoda. Šitą, tai, vat, šitą akmenį pagrindę visur metą. Ne akmenį, nu šitą visą. Reikalėlį, laikroduką. Kai va, ką žinau. Istorija. Šiaip tai tuščia, ne? Vienas kitas turistėlis. Nedaug. O tai ką dabar? Meniu 2-3 eurai. Tai tavo bus 5 eurai. Nu, kavos už 5 nežinau, noriu. Galim pasižiūrėti. Bet čia tų barelių tai yra ir daugiau, bet... Žodžiu, einam žiūrėti, ką čia daryti. Gal čia važiuoti, tai nieko nėra ką čia daryti. Va, bet šiaip aikštelė, tai tokia aikštė. Įdomu, pastatų, sakau, man labai visokius vokiškus miestelius primena, nu, nes tik viduramžių visi statyti, matyt, dėl to gal nesu aš čia istorikė, bet man taip iš asmeninės pažiūros atrodo. Va, 2 aukštų, 3 aukštų nameliai. Gražu, ką žinau. Pakviečiau vyrą į pasimatymą kavos. Jau buvo beveik supykęs, nes galvojau, kad brangi kava, tai kad nepirkt. Sako, kaip čia pakvietė ir... Nesivedi po to. Nu, tai kaip skonis. 1,5 euro kava. Labai pigiai. Labai. Miesto centre. Miesto centre, va, sėdim savo. Bet tai sako, ką, kapučino tipinė, o nieks nedaro tokių. Bet čia nesuprasi.
Plaza de Ispanijos aikštė. Plaza de Ispanijos. Nu, aš galvoju, tos tipinės pagersiu. Kavos tiesiog gavau. Kavos. Ale, puiku, kad kavos gavau, galiu va savo pagerti, be žmonių burzgėsio. Įsivaizduok tokią aikštę ir kavinę būtų Madrido centre, tai čia nesusikalbėtume mes. Čia... Vakar prie ežeriuko 3,50 kavikė. Nu, čia 1,5. Ką reiškia kaimas? Puiku. Kaimukas. Tu nusišypsok, aš tave iš arti filmuoju. Pasirodyk, koks esi gražus. Raukšlės jau sensta. Nėr jokių, aš pafilmuosiu vartikų ir po metų parodysiu, kaip tu dar mažiau raukšlių turėsi. Jaunėja. Nuo vitaminų. Kur be važiuosiu centriniai, to Ispanijoje, ten visur visokios pilys. Visokios pilys, man tokie čia viduramžiai. Va, čia jau modernus viduramžiai, va. Pripaišyta viduramžių moteris, viduramžių super moteris, va. Ir, va, viduramžių vėl kažkas. Va, čia viduramžių vakareiviukai visokie, va, prašom. Gražiai, nu. Čia net nelankytina vieta. Ir va čia va visokie vienuoliai pripaišyti. Nu, bet va taip va ir jaučiasi, man tie mažesni kaimeliai. Ten gal kokios kapinės. Nežinau. Bet žodžiu, ką dabar pagalvojau tokį dalyką. Nu, gal prieisiu prie mažesnio, bet pavyzdžiui, na čia iš toli, kai žiūri, ne, tai jis yra apvalus bokštelis. Bet tai negi jie ir plyta. Nu ne, čia tai lygiai plyta atrodo. Aš tiesiog galvoju, ar tos plytos, ar jos yra irgi, nu kaip, nugludintos, kad tipo besisuktų. Bet ne, lygiai ir tiesiai atrodo. Na, nu, bet ten pažiūrėsiu. Žodžiu, tai va, vėl bokštelis, ane? O ta plyta, aha, viskas, mano įtarimai yra teisingi. Čia plyta yra jau netiesi. Va, jeigu jin būtų tiesi, jin būtų išsikišus. O dabar jin yra pasisukus, tai jie nugludina tas plytas. Taip gaunasi. Žodžiu, gal čia kam nors jau sena informacija, man tai įdomu, kad jie plytas padaro apvalės. Vau, čia šita mergaitė taip ikoniškai atrodo gražiai, va, tik jau šių laikų su telefonu. Bet nieko, čia šiaip gražaus vaizdelis, bet vaizdelis, nu ką, debesai laukai. Va, lygumos, daug lygumų, tų kalnų nebebėra tiek daug, ne? Nu, tai va, einam valgyti. Dar vieni viduramžiai. Tu, Donatukai, dabar pasakok savo problemą. Aš išklausysiu. Problema yra Ispanijoje daug bažnyčių. Tai jos arba mokamos, arba uždarytos, jeigu mažuose kaimuose, va kaip šis. Tai kaip žmogui pasimelsti. Lietuva, tai kada nori, tada eini. Melstis prabanga, reikia pinigo turėti. Bet mažuose kaimuose gal irgi tik kada kunigas atvažiuoja irgi uždaryti. O aš tai turiu kitą problemą. Čia porą nuotraukų Donatas darė. Sako, nesišypsai. Aš tiesiog dantų nerodau. Sakau, jeigu iš tikrųjų taip kaip daugumai nuotraukų atrodau, realiam gyvenime, jei būčiau, tai tai visą laiką. Eina ir šysos. Įsivaizduokit, matą žmogų ir jis visą laiką tai šysos. Tai, nu, kaip beprotė gali pagalvoti, kad esu. Tai nelabai net patogu. Nu, tai kažkai ar tas nuotraukas reikia darytis, kai jo esu šysena visą laiką. Aišku, gražiau. Bet jau tikrovės nedaug. O nėra, kad kas kartą prajuokintų Donatas. Ar kas kitas. Išsivepiu. Dažnai būna nuotraukose. Nėra nuotrauka taip. Dabar tai yra nedaro nuotraukos taip. Aš sako, gerai, nufotkinsiu. Va. Tai va, taip tai atrodai koks. Ne kažkaip atrodai iš tikrųjų. Nei šypsais, nei ten plaukai. Nei ten pusė, nei ten ką. A ne.
daug keramikos, daug grafikų. Nu, pripaišyta čia. Čia Durniaus tokį atvažiavo miestelį pakeliui, bet va yra irgi, ne? Supes.